Pats save išleidau. Maloniai nustebino. Čia japonai kažkaip truputį pergudravo patys save. Mazda CX-80 yra arčiausiai premium klasės automobilių už įperkamiausią kainą. Antras Mazda automobilis Europoje, kuris yra pagamintas naudojant didelių Mazda automobilių platformą, yra Mazda CX-80. Prieš 2 metus aš pasakau štai apie šio automobilio bendrą platformį Mazda CX-60. Jo ilgis siekia 4 metrus 75 centimetrus. Ir dabar jūs man atsakykite, ar 250 mm yra didelė reikšmė. Na, kad įsivaizduoti, štai pavyzdžiui šio automobilio prošvaisa yra 170 mm. Pakankamai nemaža. Tačiau 250 mm su kaip nori, atrodo lyg ir nedaug. Tačiau kaip pasakai 25 cm, na jau atrodo lyg ir štai 2 sprindžiai ir dar truputis. Jau kaip ir nemažas skaičius. Tačiau kaip pasakai 1/4 metro, o čia tai jau pajauti tikrai skirtumą. Ir lyginant šios 2 automobilius, man iš pradžių net kilo klausimas. Tai jeigu yra Mazda CX-60, kam reikalingas Mazda CX-80? Ogi tam, kad šis be 5 mm, 5 metrų ilgio automobilis, skirtingai nuo Mazda CX-60, gali turėti ir 7 sėdimas vietas. Na, o Jungtinėse Amerikos valstijose yra dar didesnė versija Mazda CX-90, kurios ilgis siekia daugiau kaip 5 metrus 10 cm. Kaip ten bebūtų, šis Mazda CX-80 yra didžiausias Europoje parduodamas gamintojo iš Japonijos SUV automobilis. Ir, kaip jau minėjau, jis turi tą pačią platformą, kaip šiek tiek mažesnis CX-60. O tai reiškia, kad jis turi tiek priekyje išilgai montuojamus variklius, tiek ir kardaninę pavarą, nes šio automobilio pagrindiniai varantieji ratai yra galiniai, tačiau Europoje visos versijos parduodamos tik su visais varančiaisiais ratais. Čia yra iš tinklo įkraunama versija su 2,5 litro, tačiau 4 cilindrų motoru ir jos bendra galia siekia 328 arklio galios. Kadangi automobilis turi kardaninę pavarą, tai vidaus degimo motoras varo galinius ratus, na, o priekinius ratus suka elektros variklis, kurį maitina 17,8 kWh talpos akumuliatorius. Ir gamintojas sako, kad vien tik elektra galima nuvažiuoti iki 60 km. Na, o man labai įdomu pasižiūrėti, kasgi po šio automobilio įspūdingai ilgų gaubtų. Beje, iškart turiu užsiminti, salone stovi lygiai toks pat Mazda CX-80, tačiau ryškios raudonos spalvos. Na ir man jis atrodo tikrai efektingiau negu šitas. Kiek žinau, tai yra nauja spalva, ji vadinasi Artisan Red, na bent jau taip įrašyta techninėme pase. Tačiau mano galva, tradicinė Mazda ryškiai raudona spalva šiam automobiliui tinka labiau ir geriau išryškina jo tikrai efektingus bruožus. Štai koks didelis variklio gaubtas, puiku, su amortizatoriais, nieko nereikia paremti ir pasižiūrėkite, kokio įspūdingo dydžio bent jau šitas variklio gaubtas, tačiau štai po juo slepiasi toks gana nedidelis 4 cilindrų motoras, toks įsiūlomas šitoje iš tinklo įkraunamoje hibridinėje versijoje. Na, o kaip minėjau, čia gali būti sumontuotas ir 6 cilindrų eilėje variklis. Kiek daug vietos po šio įspūdingo dydžio variklio gaubtu. Na, o štai čia iš tinklo įkraunamo hibrido įkrovimo vieta. Greitojo įkrovimo čia nesiūloma, nors matau, kad yra numatyta tokia vieta greitajam įkrovimui, tačiau bent jau šiam momentu jį galima įkrauti tik 7,2 kW siekiančią galią. Na, bet žinoma, kai nedidelės maždaug 18 talpos akumuliatorius,
tai ir įkrovimas neužtruks ilgai. Na ir 1/4 metro už CX60 didesnis CX80 reiškia, kad jis turi tikrai nemažą bagažinę. O jeigu konkrečiau, tai maksimali šios bagažinės talpa siekia beveik 2000 litrų. Bet kadangi čia yra ir trečia sėdinio eilė, tai mažiausia bagažinės talpa yra maždaug 250 litrų. Jeigu nulenkti trečios eilės sėdinės, tilps apie 700 litrų. Žinoma, visą tą galima padaryti štai mostelėjus koją po galiniu buferiu. Ir kadangi aš jau buvau atidaręs šią bagažinę, atkreipiau dėmesį į vieną dalyką. Štai aš tikrai nesu pats aukščiausias ir štai net jau aukščiausioje padėtyje aš remiu bagažinę galvą. Štai čia dabar yra nulenktos trečios eilės sėdynės. Galima nulenkti, žinoma, ir antros eilės sėdynės, norint išnaudoti maksimalią bagažinės talpą. Tačiau pastebėjau vieną tokį malonų dalyką, kad štai norint naudotis trečios eilės sėdynėmis, nereikia pastumti priekinių antros eilės sėdynių, jos tiesiog štai patogiai tiek atsilenkia, tiek ir nusilenkia, nieko nereikia pastumti, nieko nereikia reguliuoti. Dažnai pasitaiko, kad jeigu nori atlenkti trečios eilės sėdynės, reikia pastumti antros eilės sėdynės, tačiau štai viskas vyksta labai sklandžiai, labai lengvai, labai patogiai. Tad dėl to tikrai pagyrimas. Taip pat čia yra štai 220 voltų rozetė, čia yra 12 voltų rozetė. Na ir dar atkreipiau dėmesį, štai čia yra tokia tvarkingai padaryta bagažinės uždangalo įdėjimo vieta. Štai kai viskas elegantiškai, čia yra įkrovimo laidas. Na, o pati bagažinė, jos dydis nepriklauso, ar čia iš tinklo įkraunamas hybridas, ar įprastas modelis su vidaus degimo motoru, kadangi šis automobilis turi ne gale, o apačioje automobilio dugne, na, ko nepadarysi dėl to, sumontuota akumuliatorių. Štai tas akumuliatorius apačioje, jisai matosi, nedidelės talpos, 18 kWh. Gal kažkiek mažina prošvaisą, tačiau bagažinė lieka pakankamai didelė. Aš pabandysiu įsėsti į automobilio galą, nes, kaip minėjau, čia yra trečia sėdynio eilė ir gamintojas taip gana įdomiai nurodo, kad į tenais patogiai tilps iki 1700 mm ūgio žmogus. Dar atkreipiu dėmesį į tai, kad štai durelės atsidaro plačių kampų, pačios durelės tikrai didelės, tad, na, įsėsti čia galima karališkai. Ir štai šioje komplektacijoje čia yra 6 sėdimos vietos, gale visada yra 2 sėdimos vietos, čia gali būti tiek 2, tiek 3 sėdimos vietos, čia yra tokia papildoma dėtuvė, jos gali ir nebūti, tada tarp sėdinių bus tarpas, galima būtų praeiti ir tiesiog patogiai sėsti galą, tačiau matau, kad viskas čia pakankamai štai sklandžiai pasistumė sėdynės. Na ir dabar pabandysiu įsėsti. Štai lieka toksai tarpas tarp sėdynių. Nu ir ką? Ogi turiu pasakyti, kad visai neblogai. Argi štai galiu užsidaryti duris. Aš aukštesnis nei 1,70 m. Jau remiuosi kojomis. Ir štai pabandysiu pats atsistumti šią sėdynę. Kadangi antros eilės sėdynės yra pastumiamos į priekį, tai jeigu kažkas keliaus antroje eilėje, reikės paprašyti, kad pasistumtų į priekį. Štai kai grąžinau sėdynę, jau automatiškai užsifiksavo tokioje padėtyje, kad man dar liktų vietos kojom. Ilgoje kelionėje aš čia nesutikčiau būti, tačiau trumpą atstumą tikrai galima drąsiai pavažiuoti. Tuo labiau štai, čia yra langeliai, tikrai šviesu. Ir štai galiu ne tik įsėsti, bet ir išlipti. Štai laisvai palenkiau antros eilės sėdynės atlošą. Ir štai pats save išleidau. Maloniai nustebino.
pats automobilis. Aš paminėjau, kad yra 25 cm didesnis už CX-60, tačiau ir atstumas tarp ašių yra tais pačiais 25 cm didesnis, o tai reiškia, kad jo atstumas tarp ašių yra daugiau negu 3 metrai. Ir pasižiūrėkite, kokia čia erdvė. Va, čia tai tikrai karališkas automobilis. Žinoma, jeigu turėsite ir sėdinčiųjų gale nemažamečių, tai tikriausiai jūsų paprašys pasistumti į priekį, bet net ir gerokai pasistumus į priekį vis dar lieka vietos kojom. Štai galite ir ne taip stipriai prisistumti į priekį, o galite ir visai karališkai atsistumti. Dėl erdvės čia nekyla klausimų, tačiau, na, aš nežinau, kiek man reikia čia šito tarp dviejų antros eilės sėdynių esančio, nu, tokio kaip dėtuvės, porankio. Taip, čia yra podelių laikikliai. Taip, čia yra dar kažkokia atidaroma pačioje dėtuvėlė. Tačiau galbūt aš net ir norėčiau čia turėti erdvę, kad galima būtų patogiai įsėsti į galą, nelankstant štai šitų sėdynių. Nes, na, truputį dabar man toks įspūdis, kad šiek tiek riboja erdvę, tas toksai didelis porankis, nors kita vertus gal taip ir keliauti solidžiau, tuo labiau, kad čia yra trečia klimato kontrolės zona. Žinoma, čia yra ir šildomos, ir netgi vėdinamos sėdynės. Tad japonai maloniai džiugina, pasiūlė ne tik šildymą, tačiau ir sėdynių vėdinimą. Kiek žinau, būtent sėdynių vėdinimas ir yra siūlomas štai šioje komplektacijoje. O persėdęs į priekį, aš čia kažkokių didelių naujienų palyginti su Mazda CX-60 tikrai nepapasakosiu. Žinoma, iškart turiu atkreipdėmėsi į įspūdingai atrodantį štai tokį šviesų saloną. Tikriausiai pamenate, ne vieną kartą minėjau, kad visą laiką siūlau rinkti šviesų saloną, nes jis ir atrodo erdviau, ir atrodo elegantiškiau, ir atrodo, na, tiesiog šauniau negu pilko plastiko karalystė. Ir čia tikriausiai sakyčiau tą patį, išskyrus vieną niuansą. Čia yra daug gražių japoniško apibūdinimų, nes automobilis yra pagamintas Japonijoje ir štai ten visokie sudygsniavimai su savo gudriais pavadinimais. Čia yra geriausios komplektacijos modelis ir čia yra audinys. Ir aš tikrai nesu tikras, ar rinkčiausi šitą audinį, nes dėl odinių sėdynių viskas aišku, šviesios odos. Dėl medžio, štai kažkoks tikriausia klevas ar dar kažkoks šviesus medis, taip pat kaip ir aišku. Tačiau audinys, jeigu čia yra podelių laikikliai, jūs čia kažkokią gersite kavutę ar dar kokius kitus gėrimus, maža ką išpilsite ir klausimas, kaip šitas audinys tą atlaikys ir ar neliks dėmių, tai čia man toksai klausimėlis. Štai skaitmeninis ekranas, galima pasirinkti jame rodomą informaciją. Čia lygiai taip pat kaip netgi ir mano Mazdoje dar pagamintoje 2019 metais pasukamų valdiklių valdomas ekranas, tačiau kaip ir po atnaujinimo, taip ir čia žinoma visą galimą informaciją štai pasinaudoti ir paspaudus. Štai čia yra elektroninė pavarų svirtis, čia yra automatinė 8 laipsnių greičių dėžė. Tikrai greičių dėžė tokia gana įdomi, sakyčiau, tai yra hidraulinis transformatorius, tačiau ne. Japonai Mazda sumontavo ten dvi sankabos, viena sankaba atsakinga už elektros motorą, kita sankaba atsakinga už vidaus degimo variklį ir priklausomai nuo pasirinkto važiavimo režimo, nuo tiekiamos energijos, tos sankabos perduoda sukimo momentą į transmisiją, parenkant reikalingą pavarą. Tikrai gana tokia skambanti paini, nebuvo inžinierių po ranka, aš esu čia vietoje Lietuvoje, tai tiksliau to neišsiaiškinau, tačiau, na, jau vėliau paminėsiu, atkreipiau dėmesį į vieną niuansą, tačiau visą laiką yra pradedama važiuoti įprastų režimų, dar galima pasirinkti sport arba elektrinį arba bekeliai skirtą režimą. Nežinoma, yra svirtelės, perjungti pavaras prie vairo. Štai rankinis rodo iki 2 daugiausia galiu perjungti pavaras. Apsisukimas šio automobilio yra tikrai labai nedidelis, kaip tokiai 5 metrų mašinai. Na, arba bent jau taip atrodo tas nedidelis apsisukimas, nes na, pati mašina tikrai įspūdingo dydžio, štai apsisuka gana
nedidelėme atstume. Kažkaip staiga pradingo man lietimų jautrus ekranas, nežinau kodėl. Tačiau štai liko man tik įprastas valdiklis. Tačiau bežaisdamas radau štai vairuotojo suasmeninimo nustatymai, kaip ir CX60 modelyje. Štai galiu pridėti naują vairuotoją, pasirenku savo ūgį. Štai. Ir dabar parašyta, nusimkite akinius ir sistema pagal jūs sureguliuos jūsų sėdėjimo padėtį, sėdynę, vairą ir štai spaudžiu pradėti. Oho. Na, kilstelėjo man sėdynę aukščiau ir pagal jūsų pratimą, tai aš čia taip turėčiau idealiai sėdėti, bet jeigu aš norėčiau paimti normaliai vairą, tai aš beveik ištiestom rankom aš net nesugebėčiau normaliai pasukti. Akivaizdu, kad čia japonai kažkaip truputį pergudravo patys save. Ir pedalų beveik nepasiekiu. Graži funkcija, bet tikrai, bent jau mano atveju, tai visiškai betikslė. Štai važiavimo režimai, kaip jau minėjau, visai pradedama važiuoti įprastų režimų. Norėčiau, kad čia būtų kažkoks taupus eko režimas. Na, tokio aš čia tiesiog nematau, kad būtų kažkoks tai taupus režimas ir ne dėl to, kad man čia reikėtų labai taupyti, bet paprasčiausia dėl to, kad šita transmisija, aš matau, jinai veikia tikrai labai azartiškai, labai sportiškai. Tikriausiai čia buvo tas priekaištas, kai anksčiau aš, pavyzdžiui, rinkausi Mazda 3 su mechaninė pavarų dėžė, nes tas hidraulinis automatas veikia tikrai labai lėtai. Tai dabar, man atrodo, japonai šiek tiek pergudravo vėlgi save ir tas automatas veikia taip gana trukčiojančiai, gana taip, na, azartiškai, jeigu aš norėčiau važiuoti labai dinamiškai. O, štai kaip jisai čia įprastų normal režimu, aišku, aš čia gana neatsargiai nuspaudžiu akceleratorių, tačiau pajudėjimas labai dinamiškas. Norėtųsi, kad jis turėtų tokį, na, tam tikrą demperį, tam tikrą uždelsimą, nes ne kiekvieną kartą norisi, kad tas automobilis štai taip tampytųsi. Ir čia yra įprastas režimas, sakykime taip, pats lėčiausias, ką aš jau nekalbu apie sport režimą. Na ir dar pastebėjau, kad kadangi čia iš principo negalima reguliuojamo standumo pakaba, tai atitinkamai ir azartiškai veikiančiai automatiniai transmisijai, taip pat azartiškai suderinta ir pakaba, tad 20 colių ratlankiai, na, didesnės duobės jau automobilį juntamai purto. Tikrai dinamiškas, tas 328 arklio galių važiavimas yra, ir čia net ne sport režimas, tačiau vienu momentu norėtųsi tikrai, kad galima būtų važiuoti ir, na, tokiu švelnesniu, labiau atpalaiduojančiu režimu. Na ir dar turiu paminėti dar vieną važiavimo režimą. Ne tik įprastas, ne tik sportiškas, tačiau štai yra važiavimo režimas skirtas bekeliai. Žinoma, su tokia neipatingai didelė prošvaisa tikrai jokia rimta bekelė jūs nevažiuosite. Tačiau automobilis pasižymi neblogų pravažumų, kadangi turi visus varančiuosius ratus ir dar papildomai gali vilkti iki 2,5 tonos sveriančią priekabą. Tai, manau, irgi vienas iš gana svarių argumentų. Žinom, kaip jis važiuos savivaldžių režimu. Štai pristabdė prieš kliūtį šalia. Aišku, čia automatinio persirikiavimo nėra. Ar važiuoja tikrai neblogai savo eismo juostą. Pasižiūrim, ar jisai įvertins greičio apribojimus, ar sulėtins greitį. Štai paprašė, kad laikyčiau vairą. Štai perspėjo, kad 70, tačiau ne. Pats jis greičio nesumažino. Štai, bet atpažįsta ženklą. Paspaudžiau atstatyti greitį. Ir galima važiuoti tuo leistinu greičiu. Dar vienas įdomus momentas, nes yra ir didžioji dauguma iš tinklo įkraunamų hibridų, kurie išsikrovus akumuliatoriui tiesiog praranda vos ne trečdalį savo galios. Tai
Su šiuo EV80 taip nėra, nes visą laiką yra paliekama 20% elektros, vien tik tam, kad būtų visi varantieji ratai, kadangi kardaninis velenas vidaus degimo motoro galią perduoda galiniam ratam, elektros motoras perduoda priekiniam ratam. Tad, nenorite likti su vien tik galiniais varančiaisiais ratais. Tad ir ta pati maksimali galia, kai tik reikia, visą laiką yra pasiekiama, 328 arklio galios ir atskiras mygtukas. Jeigu norite įkrauti labiau akumuliatorių, žinoma, tada degalų sąnaudos pradės augti. Ir jeigu norėsite daugiau važiuoti vien tik elektra. Taip pat yra dar vienas dalykas. Štai. Žinoma, tai gerokai virš 2 tonų sveriantis automobilis, tai nėra ko tikėtis kažkokio čia didelių važiavimo ir dinamikos stebuklų, tačiau yra dar vienas niuansas, tas, kad tam, kad automobilis mažiau svirtų posūkyje, štai pavyzdžiui, dešinys posūkis, yra pristabdomas vidinis galinis dešinys ratas. Dešinys tai yra vidinis galinis ratas, taip sumažinant automobilio pasvirimą. Įvažiuoja į posūkį automobilis, kaip didelis SUV automobilis su nemaža prošvaisa, su gana dideliu svoriu, kadangi tai nėra elektromobilis, kur ten būtų apie pusę tonos sukoncentruota apačioje. Tai nėra labai dinamiškas automobilis, tačiau važinėjimui kiekvienai dienai to visiškai užtenka. O kalbant apie degalų sąnaudas, tai aš dabar matau su vieną kartą įkrauto akumuliatoriumi ir tai buvo įkrauta apie 80%. Ir dabar matau 9,4 litro 100 km, aš čia nemažai stoviu vienoje vietoje. Vidutiniškai apie 9 litrus 100 km, maždaug elektra aš tikriausiai nuvažiavau apie 30 km, nes štai energijos sąnaudas man rodo 25 kWh 100 km. Ir jeigu jūs reguliariai krausite, tai pirmą 100 km aš manau, kad jūs važiuosite su kokiais 6 litrais 100 km, apie 30-40 km turėtumėt nuvažiuoti vien tik elektra, toliau važiuosite benzinu. Elektrinė hibridinė pavara veikia pakankamai neblogai, tad net ir visiškai išsikrovus akumuliatoriui nuo tos įkrovos, kuri buvo panaudota iš elektros tinklo, aš manau, kad jūs matysite maždaug 9-10 litrų 100 km, kas tikrai nėra blogai. O jeigu reguliariai krausite, degalų sąnaudos turėtų būti apie 6 litrų 100 km. Ir čia aš galėčiau palyginti su tikriausia bene vieninteliu šio automobilio konkurentu, tai iš tinklo įkraunamų Hyundai Santa Fe. Ir aš jį netaip seniai bandžiau, jo apžvalgą galite rasti Motorai TV YouTube kanale. Jo kaina panaši, apie kainas užsiminsiu šiek tiek vėliau, tačiau jis turi mažesnės, maždaug 14 kWh talpos akumuliatorių, taip pat jo vidutinės degalų sąnaudos vieną kartą iki krovus akumuliatorių, važiuojant gana toli, apie 600 km iki Estijos ir atgal. Jo degalų sąnaudos buvo apie 9 litrus, vėlgi ten minėjau, jeigu krausite reguliariai, turėtų būti apie 6-7 litrus 100 km. Tad čia yra palyginamas tiek nuvažiuojamas atstumas, tikriausiai Mazda nuvažiuotų kažkiek daugiau, kaip jau minėjau, gamintojas nurodo apie 60 km, realiai nuvažiuosi 30-40 km, tuo labiau, kad automobilio nustatymuose galima pasirinkti ir prioritetinį važiavimą vien tik elektros režimu, štai labai tikrai patogu. Štai EV Priority Mode pasirenkat ir tada visą laiką važiuojama daugiausia elektra. Ir tuo pačiu čia dar pamačiau regeneracinio stabdymo lygis. Tai yra įprastas arba aukštas, kai naudoji aukštą stabdymo lygį, tai automobilis tikrai intensyviau įkraunamas, bet tada man ir pastebimai pradeda jisai trūkčioti. Tad ir vienintelis tas režimo perjungimas nesvirtelėmis prie vairo, čia yra perjungiamos pavaros, o štai reikia nueiti į meniu parinktis ir ten pasirinkti, kokiu intensyvumu norite, kad būtų regeneruojama energija. Tai nėra labai patogu. Ir dabar prisiminiau dar pavarų dėžę vėlgi. Man tai tikrai nėra geriausias automatinės pavarų dėžės pavyzdys, tikriausiai Mazda norėjo
pagreitinti jos veikimą, turėdavo nemažai kritikos įprasta hidraulinė 8 laipsnių automatinė transmisija, kad lėtai perjungdavo pavaras, padarė transmisiją su 2 sankabomis, na ir dabar visą laiką važiuojant, net ir normal režimu, man jinai veikia tą pavarų dėžę gana trūkčiojančiai, kad ir kaip aš stengiausi švelniai spausti akceleratorių, visgi, na, jaučiau tą trūkčiojimą, tad, sakykime taip, automatinės greičių dėžės veikimas gana specifinis, manau, gal ir įprantamas dalykas ir to labiau jau važiuojant ne mieste, o tolygių greičių ir ypač jeigu norite važiuoti dinamiškai, štai pasirinkę sport važiavimo režimą, tai tokia automatinė transmisija veikia tikrai labai šauniai. O baigiant apie palyginimą su iš tinklo įkraunamu Hyundai Santa Fe, kuris, man atrodo, ir yra vienintelis, bene vienintelis šio automobilio konkurentas šiame kainų lygyje, tokio dydžio kėbulė, tai taip Hyundai Santa Fe yra erdvesnis gale vien tik dėl to, kad turi didelį aukštą statmeną kėbulą, ten trečioje eilėje sėdėti patogiau. Tačiau, na, Mazda neabejotinai atrodo geriau ir tikrai jinai yra dinamiškesnė, sportiškesnė, nes visgi Hyundai naudoja 1.6 litro turbo benzininį motorą su elektros varikliu, bendra galia siekia apie 250 arklio galių. Čia yra trečdaliu arklio galių daugiau, 328 arklio galios, atitinkamai ir dinamika. Hyundai Santa Fe virš 9 sekundžių, čia mažiau negu 7 sekundės, tad visais dinaminiais parametrais ir važiavimu, ir valdymo savybėmis Mazda CX-80 yra vienareikšmiškai pranašesnis už iš tinklo įkraunamą Hyundai Santa Fe, o abudu automobiliai kainuoja panašiai. Dvi versijos. Iš tinklo įkraunama versija kainuoja nuo 54 tūkstančių eurų, geriausiojo komplektacijoje kainuoja 68 tūkstančius eurų. Tas pats ir kalbant apie modelį su dizeliniu 3,3 litro 6 cilindrų motoru, ten kainuoja 1000 eurų brangiau, nuo 55 tūkstančių eurų, tačiau geriausia komplektacija lygiai taip pat kainuoja 68 tūkstančius eurų. Tai yra tikriausia geriausias pasirinkimas šioje klasėje ir sėdėdamas Mazda automobilyje, jį vairuodamas, jo važiuodamas, matydamas ir liesdamas visas esančias šią medžiagas, galiu tik drąsiai pasikartoti. Mazda CX-80 yra aršiausiai premium klasės automobilių už įperkamiausią kainą.